Žinai ką? Paslaptinga sėkmės formulė, kurią tau bando parduoti, neegzistuoja. Virtuali erdvė lūžta nuo patarimų, kaip tapti turtingu ir laimingu per vieną naktį. Sukalbėk mantrą, nusipirk stebuklingų maisto papildų, užsiregistruok į abejotinos vertės mokymus ir tavo gyvenimas pasikeis. Dar blogesnis pasiūlymas – padaryti kažkam nedidelę paslaugėlę už lengvus pinigus, kuriuos internete žada nepažįstamas dėdė ar teta. Visais šiais atvejais tu nekuri sėkmingo gyvenimo, o tampi įrankiu, padedančiu kažkam kitam pasiekti tikslų. Deja, tikroji sėkmės formulė yra labai nuobodi. Viskas, ką turi šiandien – karjera, finansai, santykiai ir net sveikata – yra tavo sprendimų rezultatas. Sėkmingi žmonės nuo vargstančių skiriasi tik tuo, kad gyvenime padarė daugiau gerų sprendimų. Taip, klysta visi, net ir patys sėkmingiausi ir puikiausi. Bet padarę klaidą ar atsidūrę bėdoje mes vėl turime priimti sprendimą, ką daryti toliau, pasiduoti ar suktis iš padėties ir kaip judėti. Turbūt galvoji, kaip galima priimti gerus sprendimus melagienų pilname dirbtinio intelekto amžiuje. Atsakymas – kritinis mąstymas. Arba gebėjimas netikėti pezalais, tikrinti faktus, nepasiduoti akimirkos emocijoms ir aktyviai analizuoti informaciją. Tad jei tau atrodo, kad sėkmė nusisuko, galbūt laikas treniruoti ne mantras, o smegenų raumenį. Sek smegenų higieną ir pasitreniruosime kartu.